Atsisėsk arba atsigulk ramiai. Ir dabar leisk sau sustoti. Iš tikrųjų sustoti. Ne tam, kad kažką pasiektum, ne tam, kad dar kartą save taisytum. Ir tikrai ne tam, kad vėl taptum geresnė savo versija. Šį kartą sustok tam, kad bent šiai akimirkai nustotum nuo savęs bėgti. Leisk sau būti čia. Su visu tuo, ką šiandien atsinešiai. Su visu dienos svoriu. Su visu triukšmu, kuris buvo aplink. Leisk sau būti čia su visu tuo, kas kaupiasi mintyse, kūne, visoje nervų sistemoje ir tavo širdyje. Nebereikia nieko slėpti, nieko vaidinti ir visiškai nereikia dabar būti stipriam. Nebereikia tau laikytis ir nereikia nieko įrodinėti. Ši erdvė nėra apie kovą, apie spaudimą. Ši erdvė yra apie sugrįžimą. Sugrįžimą į patį save. Sugrįžimą po visais sluoksniais. Sugrįžimą po visomis kaukėmis. Sugrįžimą ten, kur dar liko tavęs, tikro, gyvo ir švaraus. Ir dabar labai ramiai užmerk akis. Giliai įkvėpk ir lėtai iškvėpk. Dar kartą. O dabar įkvėpk giliau ir iškvėpk dar lėčiau. Ir dar kartą. Įkvėpk ir iškvėpk. Leisk kiekvienam iškvėpimui pasakyti kūnui, kad dabar jis gali pradėti paleisti. Kad dabar nereikia būti pasiruošus smūgiui. Kad dabar nereikia skanuoti, stebėti, gintis, valdyti, numatyti. Kad bent šią akimirką pavojaus nėra. Ir tavo kūnas pradeda tai girdėti. Tavo kvėpavimas pradeda tai girdėti. Visa tavo nervų sistema pradeda tai girdėti. Ir dabar nukreipk dėmesį į viršugalvį. Tiesiog pajausk tą vietą. Įsivaizduok, kad per viršugalvį po truputį pradeda leistis tyli, šilta, gyva atpalaidavimo banga. Ji minkšta, švari, ji nesiveržia. Ji tiesiog leidžia viskam, kas ir ilgai buvo spausta, po truputėlį atsileisti. Ji teka per galvos odą, per kaktą, per smilkinius. Ji paliečia tavo mintis, tavo nuolatinį galvojimą,
bandymą viską suprasti, bandymą viską suvaldyti ir bandymą nuspėti, o kasgi bus toliau. Ir dabar viskas aplinkui tave pradeda lėtėti. Leisk savo kaktai suminkštėti, o akim ilsėtis. Tavo vokai, tavo akys visiškai atsipalaidavę. Leisk tai vietai aplinkui akis tiesiog ištirpti. Ir leisk savo akim nebestebėti pasaulio, nebesaugoti tavęs, nebebudėti. Tegul jos panyra dar giliau į tylą. Dabar ši banga leidžiasi per skruostus, per lūpas, per žandikaulį. Ir jeigu žandikaulis dar suspaustas, leisk jam atsileisti. Ten dažnai laikomas neišsakytas pyktis, sukąsti žodžiai, neišverktas skausmas ir per daug sunkiai ištverti dalykai. Ten laikosi tyla, kuri kainavo per daug. Ir dabar tau nieko nebereikia laikyti sukandus dantis. Atpalaiduok jį. Atpalaiduok liežuvį, atpalaiduok burną, visiškai atsipalaiduoja gerklė. Ir dabar jį gali paleiti viską, ko ilgai nebuvo galima pasakyti. Tiesiog, jeigu norisi šioje erdvėje garsiai išrėkti ar iššaukti, leisk išeit visiems garsam. Tiesiog paleisk. Ir dabar ši banga leidžiasi į kaklą, į sprandą, į pečius ir leisk pečiam nusileisti. Dar žemiau, dar labiau. Tarsi visas nematomas svoris, kurį nešiai, pagaliau galėtų pradėti slysti nuo tavęs. Gal tai kitų lūkesčiai, gal tavo pačios ar pačio griežtumas, gal įprotis viską tempti vienai ar vienam, o gal tai vidinis pažadas, kad negalima palūžti, aš privalau. Gal tai senas įsitikinimas, kad tik nuolatinė įtampa garantuoja saugumą. Bet šią akimirką tau nieko nereikia laikyti. Viskas ištirpsta. Ir šis atsipalaidavimas leidžiasi per rankas, per alkūnes, per dilbius, per riešus, per delnus, iki pat pirštų galiukų. Ir jeigu nori, gali įsivaizduoti, kad per delnus po truputį išeina visa dienos įtampa. Visa tai, ką suspaudai, visa tai, ką nešiojaisi. Visa tai, kas tau nebėra reikalinga. Tiesiog išeina dabar. Lėtai, ramiai, saugiai
Ir dabar dėmesys pereina į krūtinę. Į kvėpavimą. Tiesiog pastebėk, kaip kvėpuoji. Nieko nereikia keisti. Tik pajusk. Pajausk, ar krūtinėje yra vietos, ar ten vis dar suspausta, ar ten daug sulaikyta. Gal ten gyvena nuovargis, gal ilgesys, gal gili vienatvė, gal nešiojama našta, o gal sena meilės stoka. Gal širdies dalis, kuri jau seniai pavargo būti stipri. Ir su kitu įkvėpimu leisk į krūtinę daugiau oro. O su iškvėpimu paleisk bent mažą dalį to spaudimo. Įkvėp ir iškvėp. Dar kartelį įkvėp ir iškvėp. Ir pradedi jausti, kaip tirpsta. Įkvėpi šviesą ir iškvėpi visą tai, kas tau nebereikalinga. Visą tai, ko nesinori laikyti. Visą tai, ką jau pasiruošei paleisti dabar. Ir pradedi jausti, kaip širdies erdvė po truputį atsileidžia. Ir visiškai nebūtina jos atverti per jėgą. Visiškai nebūtina dabar nieko įrodinėti. Užtenka tiek, kad ji pagaliau būtų pamatyta. Ir dabar nusileisk dėmesiu į pilvą, į saulės rezginį, į tą vietą, kur taip dažnai kaupiasi baimė, įtampa, kontrolė, nerimas, vidinis susispaudimas. Tiesiog pajausk, kaip ten yra. Gal ten labai kieta, o gal visiškai tuščia. Gal labai sunku, o gal labai susitraukia. Ir su kiekvienu iškvėpimu leisk šiai vietai po truputį atsileisti. Tau nebereikia nieko kontroliuoti. Nebereikia būti pasiruošus blogiausiam. Nebereikia nieko laikyti jėga. Bent šią akimirką tu gali nusileisti giliau. Po visą tą gynybą, po šarvais, po įpročių išlikti, po tą vidinę laikyseną, kurią tiek metų nešiai. Ir toliau atsipalaidavimas leidžiasi per dubenį, per klubus, per šlaunis, kelius, per blauzdas, kulkšnis, per pėdas. Ir visas kūnas pradeda suprasti, kad dabar jau galima leistis gilyn, arčiau, tikriau.
Su kiekvienu iškvėpimu dar giliau. Su kiekvienu iškvėpimu dar arčiau savęs. Ir dabar įsivaizduok, kad stovi ant slenksčio. Už tavęs lieka išorinis pasaulis. Diena, triukšmas, žmonės, pareigos, lūkesčiai, vaidmenys, visa tai, kuo reikėjo būti. O prieš tave atsiveria vidinis kelias. Tylus, ramus, saugus. Kelias į save. Ir tu pradedi jau eiti. Lėtai, be jokio spaudimo, be jokio skubėjimo. Su kiekvienu žingsniu nuo tavęs krenta išorinis triukšmas. Su kiekvienu žingsniu vis mažiau pasaulio lieka ant tavo pečių. Su kiekvienu žingsniu vis aiškiau jauti save. Gal tai takas per tylų mišką? O gal tai ilgas akmeninis koridorius? Gal tai minkšta šviesos erdvė? O gal tai vieta be formos, bet labai gerai pažįstama. Tavo pasąmonė pati žino, kaip tave nuvesti ten, kur šiandien reikia. Ir tu eini toliau. Ir kuo toliau eini, tuo daugiau visko nuo tavęs atsiskiria. Seni vaidmenys, svetimi balsai, senos baimės, seni įsitikinimai. Tai, kuo tapai, kad būtum priimta ar priimtas. Tai, kuo tapai, kad apsisaugotum. Tai, kuo tapai, kad išgyventum. Visa tai po truputį lieka už tavęs. Ir priešais tave dabar atsiveria vidinė erdvė. Tavo vidinė šventovė. Tavo gilioji erdvė. Vieta, kurioje gyvena tiesa. Vieta, kurioje gyvena tai, kas nebuvo iki galo sugniuždyta. Tai vieta, kurioje vis dar rusena tavo esmė. Sustok čia. Nieko nedaryk. Tiesiog pabūk. Leisk sau pajausti šią vietą. Kaip ji atrodo? Kokia jos temperatūra? Koks jos garsas? Koks jos tylos skonis? Tiesiog pabūk. Ir dabar labai tyliai paklausk savęs, kaip man iš tikrųjų yra. Ne ką pasakyčiau kitiem, ne ką esu jau išmokus ar išmokęs sakyti. Ne tas banalusis viskas gerai, o kaip man yra iš tikrųjų. Ir dabar leisk atsakymui ateiti. Gal jisai ateina per žodį, gal per jausmą, o gal per prisiminimą. Gal tai ateina per kūno reakciją, o gal per tylą. Kad
ir kas ateina priimk. Gal iškyla nuovargis, gal liūdesys, gal pyktis, gal ilgesys, o gal jausmas, kad per ilgai gyvenai ne savo vietoje. Gal jausmas, kad per ilgai save laikai ten, kur tavo siela mažėjo. O gal iškyla jausmas, kad per ilgai buvai toli nuo savęs. Ir dabar paklausk dar giliau. Ką aš taip ilgai nešioju, kas jau nebe mano? Kas manyje gyvena tik iš įpročio? Kas manyje liko tik iš skausmo? Kas manyje liko tik iš išlikimo? Ir leisk tam atsakymui iškilti. Kyla į paviršių dar labiau, dar stipriau pasikelia visi tie sluoksniai. Ir galbūt iškyla sena kaltė, gal gėda, gal baimė būti atstumtam ar atstumtai, o gal tai poreikis viską kontroliuoti. Gal tai nuolatinis vidinis budrumas, gal senas pažadas niekam daugiau nebūti silpnam. Gal įsitikinimas, kad meilę reikia užsitarnauti. Gal įsitikinimas, kad negalima atsipalaiduoti. Gal įsitikinimas, kad viską reikia tempti vienam ar vienai. Tiesiog matyk. Nieko neįrodinėk. Nekovok, nespausk, neslopink. Tik matyk. Ir dabar įsivaizduok, kad šioje erdvėje prieš tave atsiranda tavo senoji versija. Ta tavo dalis, kuri visą tai nešė. Ta dalis, kuri išmoko išgyventi. Ta dalis, kuri išmoko nejausti, kad nesubyrėtų. Ta dalis, kuri išmoko užsidaryti. Ta dalis, kuri išmoko būti stipri per daug ilgai. Ir pažiūrėk į ją. Kokia ji? Kaip ji atrodo? Pažiūrėk, ant kiek jinai yra pavargusi. Kiek yra įtampos jos kūne. Kiek ten to liūdesio jos akyse. Kiek to laikymas ir bandymo išsilaikyti toje laikysenoje stiprios energetinės kopijos kaukėje. Ir dabar prieik prie jos. Labai lėtai, labai švelniai. Be jokio teisimo, be spaudimo, be jokio noro skubiai ją pataisyti. Tiesiog prieik kaip tas, kuris pagaliau atėjo. Tas, kuris nebėga. Tas, kuris nebepalieka. Ir tyliai pasakyk jai. Aš tave matau. Aš matau, kiek daug tu laikei. Aš matau, kiek daug tu nešiai. Aš matau, kad darei visą tai, kaip mokėjai. Aš matau, kad visa tai buvo iš išlikimo.
iš baimės, iš skausmo, iš noro apsaugoti. Ir dabar tu nebe viena. Dabar aš čia ir pabūk su ja. Gal jie nori kažką tau parodyti, o gal nori kažką pasakyti. Gal tik nori būti pamatytam. Gal pirmą kartą po ilgo laiko nebenori vaidinti, kad jai viskas gerai. Leisk jai būti tokiai, kokia yra. Jei kaupiasi ašaros, tegu. Jei ateina pyktis, tegul jis būna. Jei ateina tyla, ir jie turi teisę būti. Ir dabar paklausk šios savo dalies, ko tau labiausiai reikėjo, ko negavai, ko tu taip ilgai laukiai. Gal tai saugumas, o gal švelnumo, gal tiesiog poilsio, gal meilės, o gal to, kad kažkas pagaliau pasakytų, jog tau nebereikia visko tempti. Kad ir kas ateina, priimk. Ir dabar savo viduje duok tai. Jei reikia saugumo, apgaubk ją saugumu. Jei reikia poilsio, leisk ją ilsėtis. Jei reikia švelnumo, duok jai švelnumo. Jei reikia meilės, leisk jai pajusti, kad nereikia nieko įrodyti, jog būtų verta. Ir dabar apkabink ją. Arba paimk jos rankas, arba jeigu nedrąsu, tiesiog stovėk šalia taip, kad ji pajustų, jog ji nebe viena. Ir leisk viskam, kas ilgai buvo atskirta, po truputėlį pradėti gyti. Tiesiog per buvimą. Dabar šiek tiek pasitrauk atgal ir pamatyk, kad šioje erdvėje pradeda skleistis šviesa. Nestaigi, neakinanti, neteatrališka, o labai tyli, labai gili, labai tikra šviesa. Ji ateina iš tavo aukščiausiosios dalies, iš tavo esybės, kuri nebuvo priimta, nebuvo pamatyta. Ne iš išlikimo, ne iš baimės, ne iš kovos, o iš tiesos, iš sielos, iš to vidinio žinojimo, iš tavo tikrosios prigimties. Ir ši tavo aukštesnioji dalis artėja. Jos buvime nėra spaudimo, nėra vaidybos, nėra puikybės, tik aiškumas, tik ramybė.
Tik jėga be agresijos, tik švelnumas, tik tiesa be kaukių. Leisk jai priartėti. Leisk sau ją pamatyti. Kaip ji atrodo? Kaip ji stovi? Pažiūrėk, kokia jos laikysena. Ką jauti jos buvime. Ir dabar priešais tave tu pradedi matyti ar tiesiog aiškiai žinoti, kad yra 3 tavo versijos. Viena yra dalis, kuri ilgai nešia. Dabartinis ar dabartinė tu. Ir savo aukštesnė, švaresnė versija. Ta, kuri jau žino, kaip atrodo gyvenimas be nuolatinės vidinės kovos, be savęs išdavimo, be priklausomybės nuo skausmo, be susitapatinimo su chaosu. Ir dabar ši aukštesnioji tavo dalis ištiesia ranką. Ji kviečia tave paleisti seną identitetą. Ta, kuris buvo surinktas iš nuoskaudų, iš baimės, iš gynybos, iš poreikio viską kontroliuoti, iš to noro nusipelnyti meilę, iš nuolatinio vidinio laukimo, kad pasaulis patvirtins tavo vertę. Ir dabar savo viduje labai aiškiai pasakyk: aš nebesu vien tai, kuo tapau iš skausmo. Aš nebesu vien tai, kuo tapau iš baimės. Aš nebesu vien savo seni modeliai. Aš nebesu vien savo gynybos. Aš paleidžiu seną save su pagarba. Bet aš nebegrįšiu į tai, kaip į savo namus. Ir dabar įsivaizduok, kad nuo tavęs pradeda atsiskirsti seni sluoksniai. Tarsi seni rūbai, tarsi seni energetiniai įrašai. Visi seni pažadai duoti iš skausmo. Aš turiu viską tempti viena ar vienas, aš turiu nusipelnyti meilės, aš negaliu atsipalaiduoti, aš negaliu pasitikėti, aš turiu būti stiprus ar stipri visada. Jeigu atsiversiu, mane sužeis, jeigu sustosiu, sugrius, visa tai pradeda slysti nuo tavęs. Lėtai, ramiai, su pagarba. Nes tai kažkada saugojo. Bet dabar tavęs niekur nebeveda. Tau tai nebereikalinga. Ir kuo daugiau to atsiskiria, tuo lengvesnis tampa tavo kūnas. Tuo daugiau vietos viduje, tuo daugiau oro krūtinėje, tuo daugiau tavęs sugrįžta. Ir dabar tavo aukštesnioji dalis priartėja prie tavo krūtinės centro. Ir ten užteka gyvą šviesą. Ši šviesa teka į tavo širdį, į tavo nervų sistemą, į tavo mintis, į tavo kūną. Ji pradeda perrašyti visą sistemą, kiekvieną signalą, nuo grėsmės į saugumą, nuo įtampos į leidimą, nuo nuolatinio budrumo į tiesiog buvimą.
uždavinėjimo ištikimybę savo, nuo chaoso į vidinę tvarką, nuo išlikimo į gyvenimą. Leisk šiai šviesai tekėti per smegenis, per visus senus kelius. Per visus atomus, per visas automatinės sistemas, per visas vietas, kur ilgai gyvenai ne savo tiesoje, per visus kartus, kai save menkinai, per visus kartus, kai save palikai, per visus kartus, kai rinkaisi mažesnį gyvenimą, nes tai atrodė saugiau. Ir dabar tavo viduje pradeda formuotis nauji sakiniai ir naujos programos. Aš esu saugi vieta sau. Aš savęs nebepaliksiu. Aš gyvenu iš tiesos. Aš galiu būti stipriu ir švelniu vienu metu. Aš galiu būti gylyje ir stabilume vienu metu. Aš galiu jausti jautrumą ir saugumą vienu metu. Aš galiu būti savas sau. Aš esu sau žmogumi. Ir leisk dabar šiem sakiniam nusileisti į tavo kūną. Ne tik į protą, į kūną, į ląsteles, į kvėpavimą, į nervų sistemą, į tavo energetinį lauką, į tavo vidinį pamatą. Ir dabar įsivaizduok, kad tavo aukštesnioji dalis po truputį susilieja su tavimi. Per krūtinę, per kvėpavimą, per stuburą, per visą tavo lauką. Tarsi sena sistema nebūtų sunaikinama, o būtų perrašoma tavo tikrąja tiesa. Švaresnė būsena, nauja vidinė laikysena, nauja energetinė tvarka, naujų identitetų. Leisk tam vykti. Lėtai, giliai, ramiai. Ir dabar tyliai sau pakartok. Aš grįžtu į save. Aš grįžtu į savo centrą. Aš grįžtu į savo tikrąją jėgą. Aš paleidžiu tai, kas buvo pastatyta iš skausmo. Aš nebesirenku gyvenimo iš išlikimo. Aš nebesimaitinu chaosu. Aš nebevadinu savo žaizdos tapatybę. Aš renkuosi tiesą. Aš renkuosi švarą. Aš renkuosi save. Aš renkuosi gyvenimą, kuris mane didina. Aš renkuosi buvimą, kuris manęs nedrasko. Aš renkuosi save. Ir dabar tiesiog pabūk šioje būsenoje. Nieko nedaryk, tik kvėpuok. Tik jausk. Leisk kūnui įsiminti. Leisk nervų sistemai įsiminti.
leisk pasąmonei įrašyti. Štai taip jaučiasi saugumas tavyje. Štai taip jaučiasi tiesa. Štai taip jaučiasi, kai vidus nebekariauja pats su savimi. Štai taip jaučiasi grįžimas namo. Ir dabar paklausk savęs paskutinio klausimo. Kas manyje nori gimti iš naujo? Ir leisk atsakymui tiesiog ateiti. Gal tai ramybė, gal aiškumas, gal tai yra pagarba sau, gal drąsa, o gal ribos, gal gyvybė, gal meilė, o gal tiesus ir tvirtas stuburas, o gal gebėjimas ar noras būti be kaukės. Gal tai nauja tavo versija, kuri nebebus pastatyta iš skausmo, o bus pastatyta iš pasitikėjimo, iš tiesos. Kad ir kas ateina, leisk tam įsitvirtinti tavyje. Lyg sėkla, lyg naujas kodas, lyg nauja kryptis. Ir dabar tiesiog tyliai pasakyk. Nuo šiandien aš maitinu tai, kas manyje gyva. Nuo šiandien aš saugau tik tai, kas manyje tikra. Nuo šiandien aš renkuosi save. Ir dabar dar vienas gilus įkvėpimas ir lėtas iškvėpimas. Pajausk kūną, pajausk paviršių po savimi, pajausk orą aplink. Pajausk kambarį, neskubėk grįžti. Grįžk lėtai, švelniai, ramiai. Pajudink rankų pirštus, kojų pirštus, pečius. Ir prieš atsimerkiant, tyliai sau pasakyk. Nuo šiandien aš visada renkuosi save. Ir kai būsi pasiruošęs ar pasiruošus, tiesiog lėtai atmerk akis. Ir pasilik dar akimirką šioje tyloje. Leisk viskam susigulėti. Leisk viskam nusėsti. Leisk sau būti savimi. Tu esi nauja, stipri, drąsi, nauja savo versija.